Sveiki, draugai bičiuliai. Na, kaip ir noris pasidžiaugti, bet kaip ir vėl eilinį kartą gavau ir komanda gavo labai daug darbo. Apie ką kalbu? Kreipimus dėl nekilnojamo turto Baltarusijoje milžiniškas kiekis, jeigu čia taip toliau, tai aš nežinau. Čia visi lietuviai Baltarusija išsikraustys ir nieko kito. Daugybė klausimų ateina įvairiausių apie gyvenimo sąlygas, apie ūkį, apie tą patį nekilnojamą turtą ir taip toliau, tai pabandysiu šiek tiek apibendrinti. Na, akivaizdu, kad pagrindiniai žmonės labiausiai domina turtas iki 5000 eurų, todėl kad padarėm tokį klausimyną nedidelį ir kad patiems šiek tiek gauti statistikos, tai pasakysiu, už 5000 eurų jums tikrai Baltarusijai pavyktų nupirkti namą, gali būti mūrinis arba medinis, tikrai jame nebus plastikinių langų, tikrai nebus naujausios Ranilos skardos ar čerpių, greičiausiai bus šiferis, na, Landsbergio šiferis, ne? Greičiausiai bus remontas, na, tokia už mane vyresni tapetai, bet už nebrangiai tos tapetus gal pavyks nulupti ir nudažyti ir tilpsyti 5000 jau su nudažytom sienom. Na, priklausomai nuo situacijos. Tuos 3 variantus, kuriuos pats jums parodžiau, pasiūliau, dar tiksliai datų neturiu, kada jų bus aukcionai, aš kaip ir minėjau, kaina yra 15 eurų, bet jeigu atsiras kažkas norintis dar dalyvauti aukcione, aišku, ta kaina kils. Bet labai dažnai, kaip man minėjo, būna tos aukcionuose niekas neatsiranda. Todėl, kad yra tam tikri momentai. Ir dabar paaiškinsiu apie keletą tų momentų, nes labai daug sulaukiam tų momentų klausimų elektroniniu paštu, tai kad neatsakinėti, tai paaiškinsiu dabar čia pat. Yra Baltarusijoje toks reikalas ir kodėl tie namai ir atsiranda rinkoje ir už tokią kainą. Todėl, kad kiekvienas turtas yra tokia politika, jis tai turi būti prižiūrimas ir gyvenamas. Kad nebūtų kaip Lietuvoje, tekdavo matyti tokį vaizdą ir dabar tenka matyti, važiuoti pro sodybą, kiemai apaugę, langai išdaužyti, metalas išvogtas ir toks kažkoks vaiduoklis stovi. Tai kad tokių dalykų nebūtų, kad tokių dalykų nenutiktų, jie sutinka tiesiog parduoti už tos 15 eurų, 45 rublius, kaip jie vadina, bazavąją. Na ir tiesiog, kad tas namas nebūtų tuščias, kad tiesiog jame kažkas gyventų. Na, tai šitas reiškinys įvykęs dėl to, kad kaip ir Lietuvoje žmonės, na, vis tiek nori gyventi labiau mieste, bet pas mus jau yra gyvenimo būdas atėjo to, kad žmonės nori vis dėlto turėti kažkokią sodybą. Ir jeigu nori turėti sodybą 40 km nuo Vilniaus, tai yra puikiai galimybė tą padaryti. Ir pabandykit Vilniuje surasti sodybą 40 km nuo Vilniaus už 5000 eurų. Nu tai čia tikrai yra, tai misija neįmanoma. O čia kilometrai, sakau, 40 km nuo Vilniaus jau pasienė visos tos sodybos sėkmingai rikiuojasi. Jeigu mes žiūrėsim kažkur palei Molėtų kraštą, tai yra ežeringos vietovės, na ir dar gali Latvijos, Baltarusijos pasienį irgi ežeringas kraštas, jau galite rasti geresnių variantų ir aš būtinai tokius keletą variantų įdomesnių išmesiu, nes susidomėjimas yra didelis. Aš pats nesitikėjau, kad čia lygioje vietoje teks irgi prašyti keletą žmonių, kad atsakinėtų elektroninius laiškus. Na, bet džiugu iš tikro, kad įdomu, džiugu, kad domitės ir tikrai 5000 eurų, tai suprantat, galite pasiimti greitą kreditą ir per pusmetį gražinti. Ir turite sodybą. Bet sodybą, žinoma, reikės prižiūrėti. Na, bet kaip ir Lietuvoje. Jeigu nepjausite žolės, taip pat gausit baudą iš seniūnijos. Tai iš esmės viskas yra tas, labai panašu. Buvo keletą klausimų, ten klausė dėl žemės. Su žemė yra tokia situacija kaip ir Anglijoje. Kaip Anglijoje visa žemė priklauso karalieniai, tai Baltarusijoje visa žemė priklauso valstybei. Tai jūs įsigydami tokią sodybą automatiškai gaunat sutartį 99 metam, ir už tą žemę reikia kažkiek ten simboliškai kelis rublius per metus mokėti, irgi lygiai taip pat, kaip pas mus priimtas nekilnojamo turto mokestis. Realiai nieko nesikeičia visas šitas reikalas. Tai kaip ir principai juridiškai gal skamba kitaip, rezultate tas pats. Tai
gaunate žemės, klipai, sakau, kokie 25-30 arų standartas, yra ir po hektarą, įvairiausių variantų, aš jau dabar kol kas paviešinau 3 variantus, bet jau žinokite, jau turiu jau kelias dešimtis tų variantų, tai pabiški tiem, kurie suformuos atitinkamus paklausimus, mes jau galėsime duoti kažkokius tai pasiūlymus. Dar buvo klausimų dėl ūkių. Tai dar kartą patvirtinsiu. Baltarusijoje galite auginti, laikyti ūkį, vištas, kiaulės, karvės, arklius, avis. Nereikia jokių leidimų, nereikia tokių nesąmonių kaip Europos Sąjungoje ten, kad būtų kiauliam dušai įrinkti ar dar ten kažkokios nesąmonės. Ne, čia galite laisvai, auginkit kaip norit, laikykit gyvulius, gaminkit maisto produktus. Čia sakau, šitie dalykai yra dar net skatinami. Tai iš esmės tiek norėjau padėliot, pasakyti ir ką. Jeigu kyla klausimų, rašykite elektroninius laiškus, ir atsakysim tada į tuos paklausimus. O tie, kurie jau rimti, kurie jau yra rašę, tai laukiu atvažiuojant. Atsirado ir tokių, kurie atvažiuoja jau net ir apsižiūrėti. Nes yra daugiau variantų, kurių nepaviešinu, dar tiesiog viską nesuspėjau, turiu savo irgi daugybę darbų. Gerai, tai va tiek va naujienų. Iki.